Daugelis labai dažnai kelia vieną tokį įdomų klausimą. Tikrai jis įdomus yra. Ar Eurovizija yra politinis kažkoks tai renginys ar nepolitinis? Ar kada nors iš viso jis buvo nepolitinis ir kas čia keičiasi ir kodėl nesikeičia ir vat, kaip yra iš tikrųjų, kaip sakant, kaip mėgsta, kur yra tiesa? Paklauskit Malinausko, pas mane netiesą išgirsite, o pas mane išgirsite tik tais mano subjektyvę nuomonę. Taigi, ar tai politinis ar ne? Atsakau pats savo ir kitiems. Taip, tai yra labai, 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 labai ir tai buvo visada, 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 visada labai politinis renginys. Klausiu, visi, tai, kaip čia, kas čia? Žiūrėkit, mes gyvename postmodernizmo eroje. Čia biški toks sudėtingas tekstas, gal visi, nežinau, kiek žmonių pasiklausys, bet vis tik tai. Mes gyvenam postmodernizme. Postmodernizmas tai yra apie tai, kad taip trumpai, nelabai tiksliai tai bus, bet vis tik subjektyviai ir bet į tą pusę. Postmodernizmas yra apie tai, kad, kaip čia pasakyti, yra tam tikros išraiškos meninės, kurios be paaiškinimo neturi jokios prasmės. Turi būti visą laiką paaiškinimas. Tai va, visos tos dainos, jos turi su paaiškinimu, kokią žinutę jos formuoja. Ir ten Ukrainos, ten pavyzdžiui, laimėjimai, nu tai buvo politinės žinutės. Tai kai politinė žinutė yra formuojama, na tai ar tai yra ir laimima dar, ne šiaip, o laimima, ar tai nėra politinis renginys, tai 100% politinis. Tai lygiai taip pat ir visada buvo. Ir tos taisyklės, kur balsavimo, jos ne šiaip sau keitėsi, nes anksčiau kažkada tik žmonės balsuodavo, ne, telefonu ten paskambino ir ten jos skaičiuodavo ir visą kitą. O paskui, kai vėl politiškai pasirodė įmanoma laimėjimus įtakoti, tada buvo pradedamos keisti taisyklės, nes, na, kažkas teoriškai turi laimėti vienas, bet iš tikrųjų laimi visai kitas, nes ten dėl politinių visokių procesų suorganizuojami feikiniai balsavimai ir visa kita ir laimėdavo, nu, kas, kaip sakant, dominuoja, kas gali prieiti prie resursų balsavimų, tas laimi. Tada ten atsirado komisijos ten balsai, bet komisija irgi yra, na, ne robotai. Komisija irgi yra žmonės su įsitikinimais ir vėl matom tą patį šūdą, atsiprašant, kad vėl ir vėl balsuojama politiškai. Todėl, na, buvo ir bus politinis renginys. Ten niekam neįdomu, kaip ten kas dainuoja, niekam neįdomu tie performansai, net žinutės, kurios formuojamos yra, na, ne tai, kad neįdomios, bet vėlgi jos didžioji dalis yra visokios, nu, politinės. Vat ir taip. Dėl to man asmeniškai tas konkursas, jisai, na, gali net neegzistuoti ir aš net nepastebėsiu. O kiti ten angažuoti žmonės, kurie kažkodėl įsivaizduoja, kad gali sukurti kažkokią tai lietuvišką žinutę, kuri tenai pasaulyje, Europoje, ten pasaulyje, ta prasme, kad net australai tikriausiai negali prabalsuoti už, va, ten mes laimėsim ir mūsų įvertins ir išgirs tą mūsų, oi, ypatingą žinutę politinę. Nežinau, čia yra kažkoks naivumas, kurio žmonės nesupranta. Lietuva laimės, nu čia va, toks sarkazmas, aš žinau, kad ten daug kas dabar puls komentuoti po to, ką aš pasakysiu. Lietuva laimės tada, kai mūsų užpuls Rusija. Kai? Atkreipkit ne jei, o kai. Aš sakau, kad suprastumėt biški, į kurią pusę aš labiau linkęs, kaip sakant, kritikuoti ir kodėl. Tai pirmam penketuke bus kas? Izraelis ir Ukraina. Aš spėju, čia dabar rimtai spėju. Ar atspėsiu, nežinau. Bet Ukraina ir Izraelis bus pirmam penketuke. Politinė žinia aiški. O ką jūs manote? Galite parašyti.